besitęsiant socialinėms ir ekonominėms reformoms, kultūros centrai yra reikšmingi savivaldybių ir regionų kultūros politikos vystymo ir įgyvendinimo instrumentai, tenkinantis bendruomenės kultūrinius poreikius ir vykdantis kūrybinių industrijų plėtrą įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir kultūrinių poreikių žmonių grupėms. Nors visi šalies aukščiausi politikai ir valdžios atstovai tikina, kad kultūra yra prioritetinė šalies sritis, tačiau vis nesiryžta vykdyti savo įsipareigojimų ir pažadų bent iš dalies padidinti kultūros darbuotojų atlyginimus. Per visą nepriklausomybės laikotarpį kultūros centrų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis pakilo tik 3,5%, kai tuo tarpu švietimo sistemoje augimo pokytis sudaro net 90%. Nesikeičiant situacijai, kultūros darbuotojo vieta tampa nekonkurencinga. Praktiškai į šią sistemą nebeateina jauni žmonės, tad jau greitai gali Lietuvoje nutilti ir chorai, ir orkestrai. Ši mūsų akcija – perspėjimas valdžiai, kuri negirdi mandagių ir nereiksmingų mūsų kalbų ir rezoliucijų. Šiandien galime drąsiai teigti, kad kultūros centrai yra viena pagrindinių ir didžiausių šalies kultūros bendruomenių, netiesiogiai sukuriančių iki 5% bendrojo šalies vidaus produkto. Todėl atsigaunant Lietuvos ekonomikai yra pats laikas ir realus pagrindas užtikrinti padorius kultūros darbuotojų atlyginimus. Tai trečioji akcija, kuri klausia, ar tikrai kitais metais per dainų šventę Lietuvos kultūros kūrėjai irgi tylės? Kviečiame visuomenę solidarizuotis su kultūros darbuotojais, vykdantiems ne tik kultūrinę, bet ir edukacinę bei socialinę misijas. Jums, gerbiamieji, skamba tylusis kūrinys. Dėkojame, kad buvote su mumis. Jums skambėjo tylusis kūrinys.